Pagėgius savivaldybė, bet buvo kažkoks tai prašymas gauti dar kažko, kad mes darom detalų planą ir sakysim, nu jis nėra čia kapinės ir tas plotas, tai 20 nepilnai arų yra. Nes kas bus, nors matau, tai jeigu yra prašymas gerai, vis kaip atiteks, duosim akcijoną, mokėsim dabar krūvas pinigų už kokį nedidelį ir paskui jo nieko nereikės, ką mes toliau su juo darysim. Yra planai, dabar daromi šitie detaliai valstybinėje žemėje, tam, kad galbūt juos realizuoti yra formuojamas sklypai. Prašymų jokių mums būtinai nereikia, nes mes tiesiog formuojame pagal bendrąjį planą, yra formuojamas sklypai, kuriuos mes formuojame. Ačiū, adresas 3, prašau. Tai gal galite įvardinti prioritetus, kokiais formuojama, tai gal ir aš po blatu galiu bet kur nuspręsti, kaip... Po blatu negaliu. Nu tai aš čia taip supratau, kad mes norim nusprendžiam, tai prioritetai kam skiriami yra? Dabar yra prioritetai skiriami, kas yra pačiam Pagėgių mieste, iš tikrųjų nėra labai daug likę sklypų ten kažkokių, tai mes tiesiog yra ir dabar sekančiame kokia numatyta, kur yra tiesiog laisvo žemės valstybinės sklypai, jie yra formuojami, kad perduoti ir iš tikrųjų jokių pinigų mes nemokėsime. Mes atiduodame turto fondui ir turto fondas atvirų aukcionų tos sklypus parduoda. Ir savivaldybė gauna iš to tik tai pinigus. Iš tų žmonių, jie parduodami ir savivaldybė gauna nuo to pelną. Ačiū, Kęstutis Komsis, prašau, apie klausimą. Komitete iškyla klausimas, būtinai šio žemės sklypo paskirtis, tai yra zonos su mažaukščių tų namelių statyba, o jūs klausimės vis tiek tai yra tam kaip ir mėgamasis Pagėgių rajonas, mes klausim gyventojų, ar jie norės, kad dabar, sakysim, kažkas ateis į aukcioną, kad nebūtinai Pagyškiai žmonės jau iš toliau ateis į sugalvos įrengti kokį kempingų miestelį, ar dar kažką tai. Ir tada žmonės mums vėl šauks. Kuris klausimas, koksai? Čia kokiam tai dėl 60. Ne, bet konkrečiai klausimas. Tai yra, ar buvo atsiklausta žmonių tos gatvės? Dabar tos gatvės žmonių nuomonės mes neklausėme iš tikrųjų, bet esmė tame rekreacinė yra todėl, kad bendrajame plane ta vieta yra numatyta kaip rekreacinė. Kodėl prie geležinkelio ruožo ten rekreacinė, aš negaliu jums atsakyti tą klausimą, bet esmė tame, kad mes formuodami sklypus turime remtis bendrojo plano sprendiniais. Nusipirkę žmogus galės keisti tą paskirtį, kokią jam norėsis, nes 20% bendrojo plano sprendinių gali būti keičiami, nekeičiant bendrojo plano sprendinių. Tai vat dėl to, o dabar ar prie geležinkelio, nes tikrai, kad nors negi Pagėgiuose nėra gražesnių vietų, kur įsirengti kempingą, o tik tai prie geležinkelio ruožo. Ačiū, atviras durys. Prašau, klausimą. Viskas tvarkoja, tai labai gražiai pasakot, kad reikia parduoti ir taip toliau, bet mes sklypų jau sėlė, aukcionų čia pilną turim, galim pardavinėti, dar parduokim šitos, kur turim ir paskui darykim, kam dabar daryti, tada skubėti, kol dar turim daug klausimas, nesupratau. Tai ir vėl klausimas, tas grįžtų. Kam prireikė šito sklypo? Tiesą sakant, daug sklypų mes neturime parduoti. Tas gerai neteisybė yra. Ir labai daug norinčių įsigyti yra sklypus Pagėgiuose tam, kad statyti gyvenamosius namus. Suformuotas kvartalas yra labai nedėkingoje vietoje. Iš tikrųjų, ten yra durpynas ir visi tą puikiai žino. Arūnas Valdas, prašau. Sakykit, prašom, mes matom brėžinį būtent tą plotą, kuris turi būti. Taip, čia yra detalusis planas, tai yra sklypo formavimas, vadinasi, nustatomos jo ribos. Ir bendrojo plano sprendiniais vadovaujantis nustatomas jau būdas ir pobūdis. Antras planas, tai čia kito ploto nebus, tik tai tas. Tik tai tas. Hubertas Petras, prašau. Mes komitete, kada nagrinėjom šį klausimą ir iškilo tokia dilema. Sakykit, dabar tas plotas, kur jūs ruošite detalųjį planą, buvo naudojamas, ar buvo vykdoma kokia veikla tam plote, ar buvo mokama žemės nuomos mokestis? Tas plotas yra priklausantis iš tikrųjų nacionalinė žemės tarnyba patikėjimo teisėjai valdo ir jis yra valstybinė žemė. Tai kad jokių mokesčių mes negalime. Dabar suformavęs tą sklypą mes jau įvardiname daiktą kažkokį. Iki šiol tai yra valstybinė žemės sklypai, kurių yra daug. Edgaras Kuturys, prašau. Aš viršininkui tęsiu su Oi, tada ne. Neleistas. Prašau.
Sumą nespėjau skaičiuoti. Nu, bereikalas. Aš antrą klausimą. Prašau. Tada komitete dalyvavo reiškias administracijos direktoriaus pavaduotojas ir žadėjo man įsiaiškinti, ar buvo išnuomotas tas plotas, ar buvo įmama žemės nuomos mokestis. Prašom atsakyti. Ką daryti? Čia tik tai kažkas prisižadėjo kažką. Ne. Ar jūs leidžiate man atsakyti? Prašau. Prašau, leidžiu. Taip, yra konkrečiai plotas yra nenumatytas. Dabar aš ten kiek moka, man atrodo, 340 svarų moka. Žemės laikinai naudojamas sklypu. Sklypas neįformintas ir nuosavybės teisė nei jokia nuomos sutartis nesudaryti. Nes sklypams tik tai pagal detaliuosius planus dabar čia galima suformuotos išnuomoti, parduoti ar kitaip disponuoti šitos sklypus. Tai yra projektas, sklypo ribojimo statybos, tai yra pirmas etapas, po to jau yra sklypas laikinas. Galima laikiną nuomonę, ką nuspręs nacionalinė žemės tarnyba. Čia labai aiškiai matosi ant topo nuotraukos, kad tas sklypas yra užimtas. Jeigu yra užsakytas, užsakytas detalusis planas, tai gal matomai jau pirkėjas jau yra aiškus, jeigu tas sklypas užimtas. Mes tikimės komentarus. Mes tikime. Gerbiama Rošėja, gerbiami tarybos nariai. Vis dėlto man labai kelia daug abejonių tas sklypas. Kelia tiek pat abejonių, ką dabar pasisakė direktoriaus pavaduotojas. Mesgi puikiai žinom, kam tas sklypas yra ir kas ten parašė prašymą. Kodėl dabar yra slepiama? Dėl to ekonomikos komitetas daugumą balsų ir nepritarė, kad būtų ten. Žinome puikiai, kiek tas sklypas yra naudojamas tų įvardintų žmonių, kur parašė pareiškimą ir prašė ruošti ten tas visokios sumetimais, ką ir paminėjo gerbiamas Kęstutis, kad ten rekreacinės zonos, ten kempingai panašiai ir dar kas ten bus. Tai netiesa yra. Kalbėkim atvirai. Ir tikrai nereikia. Mes baigim vieną kartą ten tokius užkulisiais. Ačiū, čia mano nuomonė. Nu, o dabar, kad čia neviniotumėm į vatą, aš taip tiesiai šviesiai galėčiau pasakyti, aš netgi džiaugčiausi, jeigu tas žmogus, kur dabar verslą daro ir yra mašinos, kur matyt negali jisai to verslo plėstis ir daryti. Aš nesu prieš verslą, puikiai suprantu, kad ten buvo gera. Manęs neprašė, tas žmogus matyt buvo administracijoje ar dar kažkaip tai. Aš suprantu, kad pakeis pavadinimą buvo gera. Aš taip įsivaizduoju, jeigu nupirks, galbūt nupirks Antanas Levickas, galbūt Hubertas Petras nupirks, bet kai mūsų savivaldybė verslas taip sunkiai jisai yra skinamas į priekį ir kai žmogus turintis verslo, sakysim, kas matas aplink jo tą teritoriją, ten iš nuotraukos, ko gero matas, kad ten yra mašinas. Tai aš būčiau už tai, kad jis nupirktų, kad jis pakeistų paskirtį, kad tas verslas klestėtų. Bet, matau, daugiau nėra norinčių pasakyti, bet kas nupirks, tai aš to nežinau, bet tikiu balsavimą. Už 4, 2
2 susilaikė, 11 prieš, sprendimas nepriimtas. Tik štai kelias arba kreiptis į teismą, tarybą paduoti į teismą, arba aš bandau administracijai sakyti, kad vis dėlto teiktų, kadangi tarybos posėdis bus greičiau kaip per 20 dienų, teiktų dar kartą ir dar pabandytumėm komitetuose apsvarstyti. Žiūrėk, kada galima. O šiaip tik 14 metų yra ir vietos veiklos grupės projektų, ir dar visokių kitų. Tai paprasčiausiai mes administracija pabandys išversti į pinigus, kas ten atsitinka, kaip mes projektų nevykdysim. Taip pat šiandien atmesta yra neargumentuotai. Nežinau, todėl administracija pilnai turi teisę, nes vienas neargumentavo. Jūs, kur balsavot prieš, jūs turite tokią teisę, bet nežinau, ar jūs turite argumentus, kur buvo procedūros pažeistas, kur ne. Aš tik girdėjau neaiškius, neteisiškus argumentus. Tad šiandien mes pasistengėm, kad lygiai kažkurių projektų nevykdyti. Tai mes argumentų sakėme dėl vėjo jėgainių, bet niekas nesiklausydavo argumentų, tiek prisakydavo, bet kaip jie. Jeigu leisit, mėly tarybos nariai,